Mėly laidos žiūrovai, šiandien pas mus svečiuose gerbiamas politikas Stanislovas Buškevičius. Gerą dieną, Stanislovas. Labą dieną. Na, kaip ir įprasta šitai laidos rubrikėliai, iškart pristatau situaciją. Taip, čia yra asistentas Donatas, kuris bus agresorius šitoje situacijoje. Esat pats politikas. Dažnai tenka vaikščioti gatvėmis ir, kiek žinau, viešasis transportas yra pagrindinė turbūt susiekimo priemonė. Na, viena iš dažniausiai naudojamų. Tad neišvengiam tokių turbūt įvairių situacijų, kada žmonės atpažįsta ir žino, jog tai yra politikas. Kada yra politikas, visiems tai susijuosi su pinigais, su dokumentais svarbiais, su svarbia informacija. Štai ir agresorius dabar inicijuos vieną iš tokių situacijų, kuri gali nutikti būtent su tokias pareigas užimančiu žmogumi. Taigi, Donatas. Sveiki! Labą dieną. Labą dieną. Malonu, malonu. O, gerai atrodo, bet švarkas vas gražus. Klausykit, eina man patinka. Patinka, jo? Jo, patinka. Kaimė. Stanislavai, variantas yra turbūt toksai, kad vis tik paėmė tai, ką ėmė. Jo. Tai, ką ėmė, tai paėmė. Tai ar kaip dabar komentuotumėt? Bet iškart yra adrenalinas, matau. Vis tik. Stanislavai, modeliuojam situaciją. Nepažįstamasis priejo, taip? Pasisveikinu. Sveiki, ponas Stanislavai. Kaip gerai atrodo, koks geras švarkas, bet gerai išsilaikė, žiūrėjau, oho, kaip viskas fainai. Kur klaida? Kurioje vietoje klaida? Klaida pagrindinė. Nereikia piniginės laikyti, kur nereikia. Bent jau turi paltas būtų užsektas. O dabar ir piniginė, buvo pinigai, kreditinė kortelė, asmens tapatybės kortelė. Tikrai padariau klaidą. Ir gana žiaurią klaidą, kad paprasčiausiai nepagalvojau, geranoriškai vertinau. Na ir didžiausia nesąmonė. Reikia kažkur tai piniginę ar kelnių kišenėje laikyti. Galų galia, jeigu ateina žmogus, kad ir nepažįstamas, aišku, nesinori iš karto galvoti, kad čia kažkoks tai vagys, agresorius, bet vis tiek žingsnį atgal padaryti, kokį tai galų neprisileisti arba taip jau bent per atstumą laikytis. Dabar aš, aišku, truputėlį, taip gana naiviai su juo kalbėjau, o štai piniginės ir nėra. Ir visi brangus man dokumentai ir dingo. Tai aišku, klaida, iš kurios reikia mokintis ir, na, net pačiam kažkaip tai nepatiko šitą situaciją, kadangi, na, pasimoviau ir atvirai pasakysiu, dabar nervas ima, tiesiog mane pasiutimas, kad taip kvailai lygioje vietoje, atsiprašant, pasimoviau ir jeigu realioje situacijoje galėjau prarasti ir pinigus, ir man, kaip sakiau, visus brangius dokumentus. Na, truputėlį šiandien nuotaika bus sugadinta. Stanislavai, reziumuojant šios dienos pamoką ir bandant aiškiai suvokti šios situacijos galimybės, kaip galima būtų elgtis šitoje situacijoje. Vieną dalyką mes supratome, kada žmogus nekelia mums jokio pavojaus, mes sveikinamės. Kada jisai mus tapšnoja, aš nieko nematau blogo. Be abejonės, nieko nematau blogo, taip. Jeigu jis jau lenda į mano asmeninę erdvę, arba jeigu jaučiu, jog esu ieškomas, o ieškojimą nėra sudėtinga suprasti, juk jisai pradeda liesti, jis bando čiupinėti, taip, jis bando užčiuopti kažkokius daiktus. Ir jeigu jis jau lenda į mano asmeninę erdvę, aš jau žinau, kad jau įvyko kontaktas, tai šitoje vietoje aš jau turiu iš karto kovoti. Jeigu jis matau, kad ranka tiesia, vienas variantas galiu pastumti į šalį, nuo savęs. Galbūt be abejo, tai yra žmogus, kurio aš negaliu prie visų žmonių pradėti, na, kažkaip tai linčiuoti. Taip, vadinasi, nustūmiau, galiu atstumti. Antrą kartą vagis nebebandys nieko daryti. Nes jeigu yra žmonių, jeigu yra liudininkų, jisai jau rizikuoja. Taip? Taip. Vadinasi, nėra pagrindinis dalykas. Jisai bando man griebti, bando ištraukti ir aš iš karto pradedu jį čia smūgiuoti, su juo kovoti. Ne čia yra esmė. Esmė, vagis bandė padaryti, vieną kartą bandys. Nepavyko, bėgs jis pats. Jis pats bėgs. Bet jeigu jis jau sugrįžta ir bando smūgiuoti, va šitoje vietoje, tai aš tada ir galiu kovoti su juo. Jeigu jis jau bando smūgiuoti, jeigu jis bandys išsitraukti peilį, jeigu jis bandys vėl kažkaip tai man pakenkti ir antrą kartą bandys siekti to daikto, kuris jam nepriklauso, kuris yra mano. Tai pabandom dabar dar vieną tokį variantą, kada aš turiu tą pačią situaciją, bet šiuo atveju vagis, na, nepažįstamasis, bandė, nepavyko, o tada jau smūgiuoja. Pabandom? Ką jis turi man padaryti dabar? Antrą kartą pamėginti padaryti tą patį. Ir neleisti jam? Bandom neleisti. Gerai.
pabandom dabar dar vieną tokį variantą, kada aš turiu tą pačią situaciją, bet šiuo atveju vagis, na, nepažįstamasis, bandė, nepavyko, o tada jau smūgiuoja. Pabandom? Ką jis turi man padaryti dabar? Antrą kartą pamėginti padaryti tą patį. Ir neleisti jam. Bandom neleisti. Gerai. Sveiki, Stanislavai. Sveiki. Gerai atrodo, atrodo, šanoris. Kaip jūs nesilaikė? Normaliai. Turi tas geras rankos. Neblogos. Tas vyras. Bet tai ko toks neramus, kas Nieko. geras laikai? Jo, viskas tam gerai. Kas yra? Kas yra? Stanislavai, ką jūs manote apie šią situaciją? Na, mėlyi, mūsų tarpe, aišku, pasitaiko vagių, kišenvagių. Būdami gatvėse, kitose viešose vietose, saugokitės jų, nepadarykite tokių klaidų, kokias aš ką tik dabar padariau. Sportuokite, nerūkykite, nevartokite alkoholio, na, būkite optimistais ir žiūrėkite kung fu išmintis kiekvieną kartą.